Sveiki mano brangieji, atvažiavome į nuostabią sodybą. Čia pagrindė yra baidarininkai. Va, Ūla upė teka ant kranto, mūsų pavėsinė. Čia ponia mūsų Tamara. Čia sodyba. Čia mūsų jubiliatas tvarkosi jau. O čia mūsų berbekinė. Ir šiandien pradėsime nuostabią jubiliejinę šventę. Brangiai apėjome valdas, iš tiesų valdos didelės. Čia vadinasi Ūlos krantas sodyba ir čia pagrinde žmonės verčiasi baidarėmis. Čia, kaip ir minėjau, upė Ūla. Ir tikrai, žinokit, rekomenduoju, tykų, ramu. Vat ir pavėsinės. Čia yra pirtelė. Nuostabi. Tenais yra nakvojimo. Čia yra didžiausia aikštė. Daug pavėsinių. Žinoma, mes galėsim irgi mūsų paslaugą jums teikti, ta prasme maitinimą, bet mano bičiulis Kęstutis ir jo sesuo Virginija užsiminėja būtent baidarėmis. Štai mūsų bolidas stovi, o čia jų visas kiemas. Ramu, paukščiukai čiulba, tiesiog širdis dainuoja. Taip, kad tikrai rekomenduoju į šią atvažiuoti sodybą. Ką, brangiai, šiandien kepim, kaip ir minėjau, brisketą. Ir pažiūrėsim, kas čia pas mus dabar gavosi. Wow! Jūs tik tai pasižiūrėkite. Mėlieji. Mėlieji, pasižiūrėkite. Kas čia per grožis. Oi. Wow! Wow! Nu ką? Pasižiūrėkit, kas darosi, Dieve mano, nuo kauliuko kranta. Aš manau, kad svečiai ką, dabar mes susmulkinsim ir dėsim ir vaišinsim svečius. O Dieve mano brangieji, ar jūs matot, kas čia darosi? Tiesiog iškepė tobulai. Aišku, kepė 4 valandas mūsų brangiam berbekių Filiniai, traukiniai, mama, berbekių, kaip tik tai norit galim vadinti. Bet mėsytė tobula, tikrai tobula. Taigi, prašom. Brangiai, dabar atidarinėjom dar vieną mūsų gražuolį kepsnį. Ką mes čia turim? Wow! Ar jūs matot, kas darosi? Ar jūs tik tai matot? Uodai tai žiauriai kandžiasi. Wow! Ar jūs įsivaizduojat? O Dieve, jūs pasižiūrėkit. O Dieve, pasižiūrėkit. Taigi dabar kviečiam kiek sulčių, prie stalo. Vieną žodį vos nepasakiau. Dar mes turime vištos kumpelius. Tarp kitko, vištos kumpeliai yra pas pono Artūrą, iš jo paukštyno. Višta naminė, kaip matot, Lidle tokios tikrai nenusipirksit. Čia yra vienareikšmiškai. O Dieve mano. Tikrai, mėlyje, jeigu jums reikalingas bus skanus maitinimas, geri skoniai, lietuviški skoniai, natūralūs skoniai, visada prašau, kreipkitės, mūsų telefonas 861539999. Tuoj nešu dar vieną. Na ir žinoma, dar žiūrėkime, ką mes turim. Mes turim nuostabes baby bulvytės ir daržovės. Na ką, skonio lobis savo misiją baigė. Svečiai laimingi, patenkinti. Sakė, skanu buvo. Ar skanu? Nu, va, ir nuostabus dainininkai, tarp kitko rekomenduoju. Žinoma, kad visos kalbos lenkiškai, itališkai, rusiškai, angliškai, kaip nenori. Ir aišku, turkiškai. Ką, mylėjai, lauksime jūsų užsakymų. Ir iki.